Kaip jums patinka pirmoji mini mokslinė sensacija apie Indijos mėnulio misiją? 2023 m. rugpjūčio pabaigoje buvo paviešinti pirmieji tyrimų rezultatai. Mėnulio paviršiaus temperatūra gerokai aukštesnė nei tikėtasi. Pasidalinkite savo įspūdžiais apie informaciją komentaruose. Pasirodo, realybė tokia, kad mes vis dar mažai ką žinome ne tik apie mūsų planetos palydovą, bet ir apie tai, kas vyksta su mūsų pačių namais. Klimatas ir toliau smogia neaukojančius smūgius skirtingoms šalims. Nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pradžios įvyko 10 didelio masto stichinių nelaimių. Neįprastą karštį Europoje pakeitė audros. Rugpjūčio 26 dieną stambi kruša padarė didelę žalą pietų Vokietijoje, Bavarijoje. Kisingų mieste buvo sužeisti mažiausiai 12 žmonių. Iš pradžių užgeso šviesos, tada pasigirdo labai stiprus triukšmas. Mes pažiūrėjome į lauką, tada aš pamačiau ir išgirdau, kaip griūva lubos. Po to iš sienų ant stogo pliūptelėjo vanduo, o lauke pradėjo kristi krušam. Galbūt mums reikia pateikti jiems šiandieninį klimato kaitos mastą. Štai kodėl šiandien mes į Bavarijos parlamentą mėtėme baltai nudažytus tenisų kamuoliukus, tokio dydžio, kaip pastarosiomis dienomis Bavarijoje iš dangaus krentančios krušos gabalai, keliantys grėsmę gyvybę ir naikinantys derlių, norėdami parodyti Bavarijos vyriausybei ir visos Vokietijos gyventojams, kad klimato katastrofa tapo realybę ir laikas vyriausybei imtis veiksmų. Rugpjūčio 26 dieną Šiaurės Italijai smogė ciklonas Paupi. Lombardijoje uraganiniai vėjai išvertė medžius, nuplėšė namų stogus ir sunaikino automobilius. Kitą dieną Genujoje, Ligūrijos regione, per 24 valandas iškrito apie 200 mm kritulių. Vėjo gūsiai siekė 180 km/h. Ta pačia diena audra apėmė ir Balearų salas. Labiausiai stichijos siautėjo Maljorkos saloje. Gūsingas vėjas, kurio greitis siekė 120 km/h, nesunkiai pakėlė į orą viską, kas pasitaikydavo jo kelyje. Dėl to buvo išvartyti medžiai, apgadinti automobiliai, išdaužyti pastatų langai, apsemtos gatvės. Tuo pat metu audra atnešė liūtis ir į Prancūziją. Savojos departamente nugriuvo didžiulį nuošliaužą. Masė akmenų nukrito ant pastatytų betoninių barjerų skirtų apsaugoti greitkelį. Rugpjūčio 27 dieną dėl smarkių liūčių daugelyje Tadžikistano vietovių kilo potvyniai ir nuošliaužos, dėl kurių žuvo daugiau nei 10 žmonių. Tuo tarpu Kinijoje, Hubėjos provincijos Ičiano gyventojai nukentėjo nuo potvynių. Dėl didžiulio vandens susikaupimo žmonės tiesiog buvo įkalinti savo namuose ir automobiliuose. Ta pačia diena Kolumbijos geologijos tarnyba pranešė, kad Nevado dėl Ruiso ugnikalnyje užfiksuotas jų aktyvumo padidėjimas ir matomas dar vienas pelenų išmetimas. Be to, socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame liudininkai užfiksavo kalno šlaito griūtį ant viduramžių vienuolyno Gruzijoje. Rugpjūčio 28 dieną stipri audra Rėja užklupo Korsiką. Žuvo vienas žmogus. Kroatijos Istrijos regione siautėjo uraganiniai vėjai ir tornadai, o Italijoje keli regionai šalies šiaurėje pateko į audrų ir potvynių sūkurį. Panaši situacija susiklostė ir Austrijoje, kur potvyniai tęsėsi dar kelias dienas. Tuo tarpu šią vasarą Graikijoje besitęsiantys miškų gaisrai buvo apibūdinti kaip didžiausi Europoje ir nusinešė daugiausiai gyvybių. Ta pačia diena Indonezijoje įvyko 7,1 balų žemės drebėjimas. Laimė, kad tai atsitiko jūroje, todėl aplinkinių regionų gyventojai pajuto tik nedidelį drebėjimą. Tačiau Kubos ir vakarų Virdžinijos gyventojams JAV pasisekė daug mažiau. Atogrąžų audra Idalija paliko daugiau nei 200 000 klientų be elektros ir sukėlė potvynį vakarų Kuboje.
Tuo tarpu keliuose vakarų Virdžinijos apskrityse dėl gausaus lietaus buvo paskelbta net nepaprastoji padėtis. Rugpjūčio 29 dieną Primorsko krašte Rusijoje kilo nauja potvynių banga. Dėl stipraus potvynio buvo izoliuota 21 gyvenvietė ir evakuota daugiau nei 1000 gyventojų. Po nelaimės buvo nugriauti tiltai, apgadinti keliai ir užlieti namai. Tuo pačiu metu priešingoje šalies dalyje, Krasnodaro krašte, Gelendžiką apėmė miškų gaisrai, kurių plotas siekė iki 120 hektarų. O keliose Europos šalyse savo vasaros peizažus pakeitė ledo antklodė. Smarkus vėjai ir kruša užklupo kai kurias Lenkijos ir Vokietijos dalis. Sniegas iškrito slidinėjimo kurorte Cermat Šveicarijoje, nors prieš porą dienų čia buvo neįprastas karštis. O įvykis Erzincan mieste Turkijoje visiškai sukrėtė ne tik pačius gyventojus, kuriems teko bėgti nuo smarkių poros srovių, bet ir visus, kurie matė šios vaizdus. 29 ir 30 dienomis Rumunija vietomis buvo apsemta, o tornadai ir uraganiniai vėjai plėšė stogus ir vertė medžius. Kitame pasaulio krašte uraganas Idalija tęsė savo naikinantį žygį ir rugpjūčio 30 dieną pasiekė JAV Floridos pakrantę. Toliau nukentėjo Džordžija ir Pietų Karolina. Uraganinio vėjo gūsiai siekė 215 km/h. Iš viso be elektros liko daugiau nei 280 000 vartotojų. Floridos vadinamojo Didžiojo Vingio pakrantėje audros bangos viršijo 2 metrus. Buvo apsemti ištisi rajonai. Be kita ko, buvo pažymėta, kad per visą stebėjimų istoriją per Alapačių įlanką nebuvo praėjęs joks didesnis uraganas. Idalija tapo pirmuoju. Anksčiau taifūnas Gering, tarptautinio taifūnų Saola pavadinimas, keletą dienų iš eilės siautėjo netoli Filipinų pakrantės. Rugpjūčio 30 dieną nuo tiesioginio ar netiesioginio taifūno poveikio nukentėjo beveik 200 000 žmonių. 7 Luzanos ir Visajų regionuose. Nuslūgus taifūnui, rugpjūčio 31 dieną Filipinų sostinėje Maniloje praūžė smarkios liūtys. Ta pačia diena Meksikoje, Gvadalacharos mieste, kai kurios vietovės buvo taip apsemtos, kad vanduo siekė automobilių stogus. Rugsėjo 1 dieną JAV, Kalifornijos ir Nevados valstijas, kurios dar nebuvo atsigavusios nuo atogrąžų audros Hillary, supurtė dar viena nauja audra. Pagal vietos standartus įspūdingas kritulių kiekis iškrito Coachella slėnyje Pietų Kalifornijoje. Pietų Nevadoje dėl intensyvių liūčių Las Vegase kilo staigus potvyniai. Be elektros liko per 6 000 žmonių. Daugiau nei 60 000 šiuolaikinio meno festivalio Burning Man lankytojai buvo įstrigę Nevados Juodosios uolos dykumoje, kai smarkus lietus renginio vietą pavertė purvo kilimu. Ta pačia diena Paragvajaus teritoriją užklupo audringas ciklonas. Keliuose departamentuose jį lydėjo kruša, kuri apgadino gyvenamosius pastatus, o taip pat nuniokojo augalus. Indonezijoje Sumbingo ugnikalnių šlaituose kilo gaisras. Daugybę turistų, kopiančių į kalną, teko skubiai evakuoti. Vėl rugsėjo 1 vakarą taifūnas Saola pateko į Honkongo pakrantės vandenis. Vietinė observatorija pranešė apie vėją, kurio didžiausias nuolatinis greitis siekė 195 km/h. Ir rekordinės audros bangas, kurios buvo beveik 4 metrais didesnės už įprastas. Dėl to buvo paskelbtas maksimalus uraganų pavojus. Honkonge 75 žmonės buvo sužeisti. Kitą dieną Saola pasiekė Pietų Kiniją. Dėl to buvo padaryta žala pastatams, keliams ir miesto komunikacijoms. Džangšou mieste, Fudziano provincijoje, nuo didelių potvynių nukentėjo daugybė gyventojų,
kurie neteko ryšio priemonių ir maisto. Meteorologai šį taifūną jau įvardijo kaip žiauriausią per pastarosius 70 metų. Ta pačia dieną Arizonos valstija JAV apėmė galinga smėlio audra. Nepaisant įspėjimų, nelaimė daugelį amerikiečių užklupo netikėtai. O Europoje smarki kruša ir lietus sukėlė staigius potvynius Mirandelos ir Velpaso miestuose, Portugalijoje. Kai kurie žmonės vis dar mano, kad visi planetoje vykstantys kataklizmai yra žmogaus sukeltas procesas, arba kad visko priežastis yra antropogeninis veiksnys. Jei tu nori sužinoti apie faktus, paneigiančius šias teorijas, o taip pat apie tikrasias augančios klimato krizės priežastis, parašyk apie tai komentaruose.